Gijos būtų paslaugų plėtros ir inovacijų komandos vadovas Laurynas Mereckas, būtent pristatytų įmonės strategiją ir tai, kas susiję su atliekinė šiluma. Sveiki visi po pietų, gaila, negalėjau pirmoje dalyje sudalyvauti, turėjom čia įmonėje gražų tokį renginuką ilgamečių darbuotojų pasveikinimui. Tai kaip Giedrė ir pristatė, papasakosiu labai trumpai apie Gijų strategiją ir atliekinę šilumą. Apie mūsų strategiją tai matyt, kad jau esate ne kartą girdėję, bet galvoju, kad apie tai pasikartoti, juo labiau dar pasikeitus mūsų vardui, galima apie tai dar kartą tiesiog paminėti. Antrai savo pranešimo daliai daugiau kalbėsiu apie atliekinę šilumą, kas man atrodo labai stipriai susijęs su pačiu SEDHIT projektu, apie atliekinės šilumos šaltinių integraciją į mūsų tinklus. Tai kadangi su atliekinės šilumos tema jau kurį laiką dirbame, tai turime jau ir patirčių ir keletą projektų, apie kuriuos norėsiu papasakoti. Tai trumpai apie mus. Gijos tai, kaip šilumos tiekėjas Vilniuje, turime ir savo šilumos ir elektros gamybos įrenginių. Vienas iš dalykų, dėl ko ir mūsų pavadinimas keitėsi, tai kad turime daugiau veiklos sričių. Turėsime žalio vandenilio gamyklą, kurios dėka galėsime gaminti žaliąjį vandenilį viešajam transportui. Taip pat esame elektros sektoriaus dalyviai, aktyvus ne tik tai kaip elektros generuotojai, bet ir balansuotojai. Ir ne tik tai Vilniuje dirbame, turime įmonės ir Klaipėdos laisvoje ekonominėje zonoje ir pramonės energijos katilinę taip pat Klaipėdoje eksploatuojame. Mūsų strateginiai prioritetai yra CŠT veiklos plėtra ir transformacija, naujų inovatyvių paslaugų plėtra ir geografinė plėtra. Tai apie tą geografinę plėtrą vienas iš tų dalykų, jau ką paminėjau, kad esame ne tik tai Vilniuje, bet ir Klaipėdoje, žvalgomės galimybių ir kitose miestuose, apie inovatyvias ir tvarias paslaugas. Tai gal čia tokie mūsų flagmanai, tai atliekinės šilumos atgavimas, surinkimas ir pateikimas į šilumos tinklus. Ir turime dar iniciatyvų dėl centralizuotos ar lokalios vėsos teikimo. O apie CŠT veiklos plėtrą ir transformaciją, tai tokia mūsų duona. Tai rekonstruojame tinklus, taikome juos žemesniai temperatūrai, taip pat naujus ir esamus gamybos šaltinius vystome. Tai tokios 3 pagrindinės strateginės kryptis. Kalbant apie tinklo plėtrą ir vystymą, tai verta paminėti žemos temperatūros tinklų plėtrą. Tai šiai dienai turime jau 75 MW galios tokių tinklų, dar planuojame apie 80 MW išvystyti ir bendrai viso tinklo apie 40% pritaikyti žemos temperatūros technologijai. Tai mums toksai tinklas leidžia turėti geresnį efektyvumą, žemesnius nuostolius ir integruoti žematemperatūrius šilumos šaltinius. Kalbant apie dekarbonizacijos tą temą, koks yra ir seminaro pavadinimas, tai Vilniuje mes turime tokius skaičius, kokie pavaizduoti šitoje skaidrėje. Tai žalia spalva atsinaujinantys ištekliai, rausva gamtinės dujos. Tai matom, kad mažėja reikšmingai gamtinių dujų Vilniuje, tačiau vis tiek tas mūsų iššūkis ir tikslas strateginis atsisakyti iškastinių išteklių, jisai vis tik nemažas yra, atsižvelgiant į tai, kad esame didžiausias šilumos ir karšto vandens tiekėjas Lietuvoje ir bendrai per metus netoli 3 teravatvalandžių pateikiame. Tai mūsų iššūkis yra apie 300 gigavatvalandžių, kaip tas dujas išstumti iš mūsų gamybos balanso.
Atliekinės šilumos potencialas mūsų vertinimu ir kas buvo skaičiuota nacionalinio lygmens studijose yra apie 10% viso Vilniaus šilumos poreikio būtų galima padengti iš atliekinės šilumos šaltinių, tokių realių, sakykime, kurie yra didesnės galios ir kurie nėra per toli nuo integruoto tinklo, kuriuos būtų galima prijungti. Tai, kaip ir minėjau, mes jau kurį laiką darbuojamės su atliekinės šilumos tema, su galimais klientais, tais atliekinę šilumą generuojančiais asmenimis. Ir ką matome, kad yra tokie pagrindiniai faktoriai, kurie lemia, ar galėsime, ar sutarsime su tuo atliekinę šilumą generuojančiu asmeniu dėl atliekinės šilumos atgavimo. Standartiškai kalbame ir apie parametrų pakelimą, jeigu tai nesiekia tinklo temperatūros. Tai tas svarbiausias tokios aplinkybės įgalinantis faktoriai yra atliekinės šilumos temperatūra, kokią tas šaltinis atliekinę šilumą turi. Kaip pavyzdžiui, su nuotekomis vienas iš projektų, kurį vystome, vidutinė metinė temperatūra, ten yra apie 17-18 laipsnių, duomenų centruose 20+ gali būti laipsnių, pramonės objektuose ten kai kuriais atvejais net ir virš 100 laipsnių atliekinės šilumos galima atgauti. Tai nuo to, kokios temperatūros yra atliekinė šiluma, labai priklauso ir ekonomika, kokių sprendinių reikės ir ar bus galima reikiamus norimus atsipirkimo rodiklius išgauti. Taip pat šaltinio vieta ir tinklo galimybės prijungti tą objektą, kokios galios jisai yra, kiek valandų per metus dirba, ar jo atliekinės šilumos gamybos profilis atitinka šilumos poreikio profilį metų eigoje, taip pat kokią galima taikyti supirkimo kainą, kokios bendrai yra kliento techninės galimybės plėtrai naujos infrastruktūros, kuri reikalinga temperatūros pakelimui ir prijungimui prie tinklo, kokios pas klientą iš esmės yra galimybės remontui, darbams žemės, kurie bet kuriuo atveju turi įvykti. Na ir aišku, kliento motyvacija, tai čia toksai gal minkštasis faktorius, bet matom, kad tos įmonės, kurios galvoja apie tvarumą, turi strateginius tikslus su tuo susijusius išsikėlusios, ypatingai tokios įmonės jaučiasi užsienio kapitalo, kurios jau iš savo holdingų tuos strateginius tikslus gauna, tai pas juos ir ta motyvacija būna pagrindinė ne tai, kad sutaupyti ar užsidirbti papildomai iš atliekinės šilumos atgavimo, bet daugiau ar galbūt ir tiek pat, kiek ir tie ekonominiai faktoriai, tai padaryti savo verslą tvariu, žaliu, užžiedinti kiek išeina ir tą energiją naudoti efektyviai. Tai kuo didesnė ta motyvacija, to mums lengviau ir sekasi susitarti. Na ir šitus visus faktorius apjungiant, kokias tokias tendencijas pagal klientų tipus, pagal pramonės tokius segmentus įžvelgiame, tai ruduo dar ir obuoliai nėra nuo medžio nukritę, tai būtų galima tuos klientų tipus sukabinti kaip obuolius ant medžio, vieni žemiau, kiti aukščiau, kuriuos lengviau nuskinti, kuriuos sunkiau. Tai matom, kad perspektyviausi atliekinės šilumos šaltiniai ir tokie, kurie padengia didžiąją dalį tų faktorių, apie kuriuos praeitoje skaidrėje pasakojau, tai yra pramonė, atliekinė šiluma iš nuotekų ir duomenų centrai. Tai šitie 3 verslo tipai, pramonės, sakykime, tipai, atliekinės šilumos šaltiniai turi daugiausiai perspektyvų, o prekybos centrai ir biurai pagrinde dėl savo, taip tipiškai žemesnės galios, to gamybos grafiko netitikimo su
su CŠT poreikiais, yra šiek tiek aukščiau kabantis vaisiai, kuriems reikia arba pigesnių technologijų, gerų aplinkybių, kad būtų tinklas arti ir aukštesnės supirkimo kainos, taip jeigu standartiškai kalbėti. Tai toliau papasakosiu apie keletą projektų, kuriuos jau vystome. Tai vienas iš tų, kurie iš tų žemiau kabančių obuolių yra mūsų projektas kartu su Lietuvos radijo ir televizijos centru. Esame pasirašę sutartį dėl atlikinės šilumos atgavimo, parametrų pakelimo ir pateikimo į centralizuotą šilumos tinklą iš duomenų centro, kuris jau yra pastatytas ir veikiantis prie televizijos bokšto. Tai paimsime atlikinę šilumą iš duomenų centro, bus naudojami 1,7 MW pastoriniai šilumos siurbliai. Kartu komplekse turėsime ir šilumos akumuliacinę talpą ir dirbsime tokiu lanksčiu darbo režimu, kuris reaguos į elektros kainas biržoje, į balansavimo rinkos poreikius, kainas, pakvietimus ir tokiu būdu, kaip išeina ekonomiškiau, taip efektyviau atgaudinėsime šilumą iš mūsų duomenų. Pagrindinės naudos šito projekto, tai žiedinės ekonomikos labai geras pavyzdys, kadangi pernaudojame tą šilumą, kuri susidaro duomenų saugojimo, apdorojimo procesuose, serveriuose. Turime labai gerą IT ir energetikos sektorių bendradarbiavimo pavyzdį kartu su šitu projektu. Projektas pagal savo mastą, lyginant su tuo, ką sakiau, koks mūsų iššūkis yra Vilniuje, apie 300 gigavatvalandžių masto, palyginti nėra toks didelis, per metus atgausime apie 8000 MWh jau parametrus atitinkančios šilumos energijos ir patieksime ją į tinklą, bet vis tiek toksai iš duomenų centrų projektų vienas didesnių projektų ir šilumos kiekis šiaip yra reikšmingas. Čia tokia maža schemutė, kaip atrodo projekto įrenginių, sakykime, toksai išdėstymas. Tai mes turime duomenų centrą, jo veikloje susidaro šiluma. tą šilumą paimam, bus šitam duomenų centre naudojamas aušinimui glikolis, jį į šilumos siurblius per šilumokaičius paimsime, pakelsime temperatūrą ir tą termofikatą per akumuliacinę talpą pateksime į CŠT tinklą. Taip pat duomenų centras turi turėti ir atsarginį aušinimą dėl savo saugumo patikimumo reikalavimų. Tai šitas dalykas taip pat išlieka ir ta akumuliacinė talpa yra reikalinga tam, kad mes, kaip jau minėjau, kadangi dirbsime lankščiai, reaguosime į elektros kainas ir į balansavimo pakvietimus, privalome stabilių grafikų atidavinėti šilumą į tinklą. Tai mūsų toksai kaip buferis, buferinė talpa, kad tą atiduodamą šilumos kiekį turėtume kuo stabilesnį, yra reikalinga akumuliacinė talpa. Toliau kitas projektas irgi iš didesnio potencialo, tai yra šilumos iš išvalytų nuotekų atgavimo projektas. Irgi jau turime susitarimus su Vilniaus vandenimis ir atgausime šilumą iš išvalytų nuotekų Vilniaus miesto nuotekų valykloje. Matau klausimą, nežinau kokia tvarka, ar pabaigoje klausimą, ar dabar, aš galėčiau ir dabar priimti. Klausimėlis, tai jeigu galima dabar, tai prie praeitos skaidrės, jeigu grįžtumėm. Taip, taip. Žiūrėkit, mes turim duomenų centras, taip? Taip. Jisai žiemą jiem reikalingas irgi aušinimas. Taip. Ir žiemą reikalingas šalčio poreikis. Aušinimas serverių reikalingas, taip. Taip, bet su šalčio pagalba.
Kaip čia pažiūrėsim, tai mes paimam šilumą 20 kelių laipsnių, kaip minėjau, per šilumos siurblius ją pasikeliame ir atiduodame į CŠT tinklą, kitoje pusėje šilumos siurblio turime vėsesnį jau tą šilumnešį. Nes mes jeigu turim žemesnę temperatūrą negu +5, aišku, skirtumas, kokią mes norim duoti į vidų, tada galėtumėm kad vėsinimas vyktų, jeigu reikalingas šalčio poreikis, tai ne per šalčio stotį, per aušyklę, tas frikulingo principu. Taip. Čia numatytas buvo? Frikulingas jisai yra, čia kaip minėjau, tas rezervinis aušinimas. Šiaip jisai pagal projektą yra kaip ir pagrindinis, bet mes su savo iniciatyva kaip GIOS su telecentru susitarėme vėlesniuose etapuose. Aišku, jie jau buvo nusimatę atvadus, kad būtų galima prisijungti ir paimti tą atliekinę šilumą, bet vis tiek kaip pagrindinis toksai jo aušinimo metodas yra naudojant, taip supaprastintai, sakykime, aušyklės. Ten yra šiek tiek kitokia sistema, bet čia toksai standartinis paveiksliukas, kuris supaprastintai daugeliu duomenų centrų galėtų būti taikomas. Supratau, jo, nes duomenų centrai vienas iš nedaugelio įrenginių, kurie ir žiemą, kuriem reikalingas šaltis. Taip, šauna, tvarka, ačiū. Taip, tai grįžtant tada prie nuotekų, čia kaip ir minėjau, ko gero taip miesto kontekste bus vienas didžiausių, jeigu ne pats didžiausias atliekinės šilumos šaltinis ir tai matyt būtų galima pritaikyti daugeliui miestų dėl to, kad visur, kur yra centralizuotas vandens tiekimas ir tvarkymas, tai yra ir nuotekų valyklos, tai jose iš nuotekos savyje dar turi šilumos, tai tą šilumą prieš išleidžiant į vandens telkinius galima atgauti. Tai, kaip minėjau, Vilniuje mes turim matavimus jau kurį laiką, daugiau negu metai vykdomus, tai tos nuotekos yra vidutiniškai 18 laipsnių temperatūros ir ketiname šitą šilumą panaudoti šilumos ir karšto vandens gamybai. Bendrai išnaudosime taip apie 1/4, galima sakyti, bendro srauto nuotekų valykloje. Tokį kiekį pasirinkom pagal tai, koksai yra mažiausias paros bėgyje debitas. Tai tam, kad šilumos siurbliai būtų apkrauti visais laikotarpiais paros ir metų eigoje, tai bus panaudoti 23 MW šiluminės galios šilumos siurbliai, bendrai elektrinės apie 7 MW galios ir taip pat kaip ir duomenų centro atveju mums reikalinga akumuliacinė talpa tam, kad galėtų šilumos siurbliai dirbti lankščiai ir atidavinėti šilumą nustatytų grafikų. Šitas projektas jau savo mastu, kaip ir minėjau, yra gerokai didesnis, čia apie 150–160 gigavatvalandžių per metus atgausime. CO2 emisijų taip pat reikšmingas kiekis, apie 10 000 tonų per metus bus taupomas ir kartu turime mažesnę priklausomybę nuo biokuro ar dujų kainų. Aišku, čia atsiranda kitas išteklius - elektra. Bet matydami ir rinkos tendencijas ir strategiją, manom, kad toksai šilumos šaltinis bus ir pigus, ir žalias, ir patikimas. Taip, tai kalbant apie dar atliekinės šilumos naudas, kaip mes jas matom ir kokios bendrai taip yra aplinkai, mūsų klientams naudos, tai įsivesdami naujus šilumos gamybos šaltinius galime susimažinti CO2 emisijas miestuose, tiesiog iš to šilumos šaltinių pakeitimo, kuro rūšies pakeitimo, taip pat iš tiems projektams, kurie, kaip ir minėjau, kabo žemiau ant obels, jų pasirinkimai, tai jie gali pasiūlyti ir žemesnę šilumos kainą.
Mums kaip įmoniai tai yra nereguliuojamos veiklos pajamos, kada susitarėme su atliekinę šilumą generuojančiais asmenimis dėl jų turimos atliekinės šilumos parametrų pakėlimo ir pateikimo į CŠT, tai mums yra kaip nereguliuojama veikla. Taip pat turim didesnį atsparumą kuro kainoms, tai turime ir šaltinių diversifikaciją iš šitos pusės, na ir tarp sektorinė integracija tarp elektros ir šilumos sektorių, na ir ta tokia partnerystė, ką minėjau, taip pat ir energetika, IT, vandentvarka, pramonė, tai čia tas toksai bendradarbiavimo ir integracijos labai geras pavyzdys ir iš to matome irgi naudų. Tai mano paskutinė skaidrė, tokia santraukai, tiesiog pasikartojant, tai mūsų kaip įmonės iššūkis Vilniuje dekarbonizacija yra apie 10–12% tiekiamos šilumos. Tiek šiai dienai turime dar iškastinio kuro ir matom, kad atliekinė šiluma iš nuotekų, pramonės ir duomenų centrų jau esamų ir artimų laikotarpių turės reikšmingą rolę šito iššūkio sprendime. Kiti pavyzdžiai, kaip pavyzdžiui prekybos centrai ir biurai, matom juos su, kaip pasakyti, šiek tiek vėliau. Pokalbius su tokiais klientais vedame, bet, kaip ir minėjau, dėl galios, dėl kitų aplinkybių, jie kol kas tokio pavyzdžio mes Gijose neturime, bet mačiau, kad po manęs Danfoss atstovas kalbės būtent apie prekybos centrus, tai irgi šita plotme taip pat ir su Danfoss, su prekybos centrais dirbame. Na ir atliekinė šiluma, jos panaudojimas visiems atrodo, kad naudingas, toksai win-win sprendimas, tiek aplinkai, tiek mums kaip įmoniai, mūsų klientams dėl žemesnių kainų ir mūsų partneriams, kadangi jie gali ir sutaupyti savo sąnaudas, ir papildomai užsidirbti, ir turėti galimybę išpildyti savo strateginius tikslus. Tai iš manęs tiek. Ačiū už jūsų dėmesį ir prašau, Giedre. Ačiū, Laurinai. Turime klausimą ir pokalbių kanale. Jisai trumpas, bet labai konkretus. Tai yra, koks numatytas atsipirkimo laikotarpis įrangai šilumai atgauti iš nuotekų? Gal yra kažkokie paskaičiavimai, jeigu kadangi jau paėję šitoje srityje, tai jau žinote tuos skaičiukus tiksliau. Kad nepameluočiau, iki 10 metų. Konkretaus skaičiaus dabar neatsimenu, nepasakysiu, bet projektas atsiperkantis ir iki 10 metų atsipirkimas turėtų būti. Tai galbūt sudomins tuomet ir kitas įmonės, jeigu jūsų patirtis bus sėkminga ir pasidalinsite paskui jau tais rezultatais. Čia šiaip matau tikrai tokią sritį, kur bendradarbiavimas tarp skirtingų miestų, CŠT įmonių ir vandentvarkos įmonių tikrai būtų naudingas, nes, kaip ir minėjau, vandens valymo įrenginių yra prie kiekvieno didesnio miesto, kur yra CŠT, tai tą praktiką būtų galima pritaikyti. Mes bent jau kiek esu girdėjęs, tikriausiai, kad būsime pirmieji Lietuvoje, bet Europoje, pasaulyje tų pavyzdžių jau yra tikrai ne vienas ir ne du, ir mūsų kolegos per tuos objektus važiuoja, domisi, gerąją praktiką bando prisitraukti, tai čia tikrai manau, kad yra erdvė bendradarbiauti ir viduje dar Lietuvoje. Ačiū tuomet. Gal turime iš auditorijos dar klausimų, galite dabar iš karto pasiklausti, nerašant, o tiesiogiai tas, kas jūs domina, ir ten su duomenų centrais buvo informacijos šiek tiek, kada su tuo, kas yra atliekomis, sakykime, žemiau kabantis obuoliai ir aukščiau kabantis. Tai reikia gal pirmiausia nuskinti tuos, kuriuos galime greičiausiai nuskinti, paskui teks skinti ir tuos kitus obuoliukus.
O sakykite, kiek dabar duomenų centrų jūs su vienu vystote ar daugiau yra, nes jų kaip ir daugiau nei vienas. Konkretų projektą turime su vienu, su Telecentro duomenų centru, bet dar 2 duomenų centrai yra tokiom techninės ekonominės analizės, sakykime, dabar būvyje, dar neturime susitarimų su valdytojais, o kitiems tai turime tokį trumpąjį sąrašą pasidarę, prasianalizavę tuos duomenų centrus visus, kiek yra Lietuvoje, tai kaip pagal atstumą nuo tinklo, pagal duomenų centrų dydį esame atsirinkę, kurie duomenų centrai mūsų prioritetiniai, kurie turi daugiausiai perspektyvos būti ekonomiškai pagrįstai prijungti prie CŠT. Tai šiaip kažkur apie pusę, gal net ir mažiau duomenų centrų nuo visų, kurie veikia, turi tą potencialą, nes nemaža dalis yra toliau nuo miestų. Taip, Tomai, jūs turite klausimą, komentarą? Galėtumėte pasakyti, kiek pažengė vandenilio srityje esate? Girdite? Labai sunkiai. Vandenilio srityje kiek pažengė esate? Vandenilio srityje turime pasirašę rangos sutartį, turėtų vandenilio gamykla kitų metų viduryje jau būti pastatyta. Taip, šitą tikrai irgi labai įdomi jūsų sritis, bet tiesiog šiandien gal ne to apimties pristatinėjame, bet tai irgi viena iš tų sričių, kur Gijos turi patirties. Ir Romanai, jūs taip pat galite užduoti klausimą ar pasisakyti. Taip, kadangi prisijungiau truputį vėluodamas, tai turbūt neišgirdau, iš nuotekų tinklų gaunama šiluma domina, kokiu būdu ją akumuliuojate ir perduodate matyti į šildymo centrinės sistemas ar kitur. Nuotekos, jo, mūsų konkrečiai projektas yra nuotekų valyklos teritorijoje. Jau po visų valymo procesų mes paimsime tą nuotekų srautą prieš pat jį išleidžiant į nerį. Tai bus, sakykime, tokia priedobė prie išleistuvo padaryta, kurioje bus nuotekų siurbliai, kurie pateiks tas nuotekas iki šilumos siurblių pastato. Tai mes tokios kaip ir akumuliacijos nuotekoms neplanuojame, tiesiog ta tokia priedobė, kad būtų tūrio, iš kur paimti tas nuotekas, o akumuliacinė talpa bus reikalinga ir yra komponentas viso projekto tam, kad galėtume dirbti lankščiai, reaguodami į elektros energijos kainas. Tai kadangi mums dabar kas 15 minučių prekyba vyksta, tai vienas 15 minučių, sakykime, gali būti gera elektros kaina, tai šilumos siurblys veiks, tai tas 15 minučių prastesnė, tai jisai gali nusikrauti savo galę arba apskritai išsijungti jau paros bėgyje. Tai kad būtų galima tą optimalų veikimo režimą gauti, mes turime turėti akumuliacinę talpą tokį kaip buferį, tam, kad jau šilumos pusėje atiduotume stabilią galią. Kadangi irgi savo tinklo negalime taip tampyti, kad ten vienas 15 minučių, tarkim, tuos 23 MW atiduosim, kitas 15 minučių 10 MW. Tas atidavimas turi būti stabilus. Dar turime Tomo klausimą ir taip pat vieną iš pokalbių. Tai Tomai, gal klauskite iš karto dabar jūs. Jo, aš tada labai trumpas klausimas, kadangi užsiminė apie vandenilio temą. Girdėjau apie jūsų planus kaip ir gamyboje, ar ne, bet daugiau stotelių, kaip pildymui. Ar planuojat vandenilį ir deginti? Ne, neplanuojam. Ačiū. Ir tik tai transportui. Gerai. Dar, Tomai, turite klausimą? Ne, nebeturiu. Gerai. Dar vienas klausimas yra dėl šalčio poreikio Vilniuje. Ar koks jisai yra, gal yra paskaičiavimai ir ar yra planų vystyti šalčio būtent tinklus?
Planų tokių yra iššūkių su ekonomika. Pagrindinis, sakykime, didysis projektas, kur galėtų centralizuota visa būti įgyvendinta, tai Konstitucijos prospekto rajonas. Tam mes turime vertinimus savo, kad apie 20 MW šalčio tenais poreikia būtų, tačiau yra neapibrėžtumas, tas toksai, galima sakyti, vištos ir kiaušinio klausimas sprendžiamas, ar ne, kas pirma turėtų atsirasti, ar poreikis, ar pasiūla. Tai mes, kadangi investicija nemaža būtų išvystyti šalčio stotis kartu su centralizuotos visos tinklu, plus tokioj centrinėje miesto vietoje, tai esam pasirinkę eiti tokiu prieimų moduliukui, sakykime, išpirkti vėsos įrangą esamuose pastatuose arba vystomuose, kur yra vandeninės vėsinimo sistemos. Ten gijos galėtų būti kaip vėsos tiekėjas konkrečiam pastatui. Tada nusiperkame, pradedame vėsą tiekti kitam pastatui, trečiam. Ir jau turint tam tikrą galę, tam tikrą kiekį tos vėsos poreikio, būtų galima jau jį apjunginėti į bendrą integruotą vėsos tinklą. Tai toksai, galima sakyti, panašus priėjimas kaip ir CŠT sektoriuje, ne, istoriškai žiūrint. Viena katilinė, antra, trečia, jos turi savo tinkliukus, po to susintegruoja, apsijungia į bendrą tinklą. Tai lygiai taip pat matom ir vėsos, centralizuotas vėsos Konstitucijos prospektą atveju. Kiti, sakykime, projektai, kurie su centralizuota vėsa galėtų būti išvystyti, tai visai nauja statyba nuo plyno lauko. Vilniuje yra tų projektų, kur dideli kvartalai turėtų iškilti ir jie būna tokios mišrios paskirties ir paslaugų, komercinės, biurai, prekybos centrai, sporto paskirties, gyvenamosios ir panašiai. Tai tokius kvartalus visus bendrai iš karto vystant kartu su centralizuotos vėsos sprendimu, jie, matom, kad turi potencialą būti ir tiem pirkėjam nekilnojamo turto patrauklus ir mums kaip vystytojai ir būti toksai patrauklus sprendimas tiem žmonėm, kurie tame kvartale dirbs ar gyvens, nes ir iš architektūrinės pusės tada yra tvarkingesnis vaizdas ir dėl triukšmo tuo pačiu. Ačiū, Laurynai. Aš tada tuomet jau pakviesiu kitą pranešėją, nes atėjo laikas. Jeigu būtų klausimų, tai manau, kad vis tiek galite pasiklausti, parašyti, perduotume. Tikrai manau, kad atsakytų Laurynas į užklausas. Mielai.